Sveiki visi. Skaitau toliau Kaip nemirti, bet gyventi. Norvilo Hayes knygą. Tai autorius iš Amerikos. Ir skaitau toliau 3 skyrių. Prieš tai skaičiau, kad norint gyventi, bet nemirti. Pavyzdžiui, jeigu yra sunki situacija, nežinau, baisi liga kažkokia ar kaip, ir kad nestresuot, o situaciją priimt. Ir pagal raštą tai reikia, nors atrodo keistai skamba, bet reikia dėkoti Dievui, rasti už ką padėkoti. Ir dabar sekančius skyrius skaitau, kad reikia dėkoti, šlovinti Dievą, neatsižvelgiant, kas ten nutinka. Ir toliau Dievo valia yra melstis, čia 3 skyrius. Taip skaitau. Po šlovinimo ir garbinimo malda yra kitas savaime suprantamas žingsnis. Dangus neateina į žemę pigiai. Jis niekada neatėjo, reikia maldos. Malda yra Dievo kanalas, kurį jis suteikia, kad žmogus galėtų pasiekti dangų ir matyti dangiškus dalykus ateinant į žemę. Dievo valia yra malda, ne tik galvojimas apie kažką ir svarstymas, kas čia vyksta, taip pat nėra Dievo valia. Svarbiausias sprendimas, kurį kada nors padarysi, nėra stoti ar nestoti į universitetą ir gauti laipsnį. Visa tai yra gerai, nesu prieš tai, bet daug svarbiau tau yra išmokti, kaip melstis. Malda neturi apribojimų. Jeigu išmoksi, kaip melstis ir tikėti tuo, ką skaitai žodyje, gali turėti viską, ko nori. Šlovė Dievui. Kai Saulius iš Tarso buvo pakeliui į Damaską, kad temptų krikščionis iš jų namų ir vilktų juos į kalėjimą, Dievas sustabdė jį. Tada Dievas liepė Ananijui eiti pas Saulių, nes štai jis meldžiasi. Apaštalų darbų 9:11. Dievas pasiuntė Ananiją, nes Saulius meldėsi. Gali pasakyti, viešpats vis tiek būtų pasiuntęs Ananiją? Ne, jis nebūtų, nes reikia maldos. Bažnyčioms reikia žmonių, kurie melsis sukniubę prieš Dievą 3 ar 4 valandas. Joms būtų tai į naudą. Ne sekmadieninė minia augina Dievo bažnyčią ir priverčia Dievo meilę išsilieti. Tai tie žmonės, kurie atvyksta ryte, kurie ateina ir meldžiasi bažnyčioje 2 ar 3 valandas. Jie šaukėsi Dievo ir verkia tol, kol Dievo dvasia juos užtvindo. Tada jie meldžiasi ir meldžiasi. Vienintelė priežastis, kodėl kai kurios bažnyčios turi pastatą ar iš viso ką nors padaro, yra dėl šių maldos karių. Melstis apsimoka. Gali pasakyti, neturiu laiko ryte susitikti su žmonėmis ir melstis. Tada tau geriau uždaryti parduotuvę ir skirti laiko melstis 2 ar 3 valandas. 2 ar 3 valandas, gal juokauji, neturiu tam laiko. Geriau atrastum tam laiko tinginy. Atsimink, kad prieš kritimą eina išdidumas. Žinau bažnyčią Clevelande, Tenesio valstijoje, kuri buvo išlaisvinta nuo išdidumo. Būtent žmonės eina į laukus ir meldžiasi valandą prieš prasidedant bažnyčios susirinkimui. Kai jaunimo choras pakyla ir ima giedoti, Dievas ateina ir aplanko tą vietą. Nusidėjėliai negali to pakelti. Jie pašoka iš savo vietų ir bėga į priekį. Tada krenta ant kelių ir pradeda šauktis pagalbos ir gailestingumo. Kartą pamokslininkui 6 savaitės neteko pamokslauti. Kodėl? Nes žmonės tiek daug meldėsi. Jei jūs melsitės, Dievas aplankys jūs taip pat. Melskitės ugningai valandą prieš bažnyčios susirinkimą. Kai choras išeis giedoti, maždaug po 2 giesmės eilutės, Dievas taip pat aplankys jūsų vietą. Kai šventoji dvasia perima susirinkimą, gali apie viską pamiršti. Atsipalaiduok, stebėk ir būk mielas. Leisk Dievui daryti, ką jis nori daryti.
Ir jei mano tauta, kuri vadinasi mano vardu, nusižemins, melsis, ieškos mano veido ir atsisakys savo blogų kelių, aš išgirsiu danguje, atleisiu jos nuodėmes ir išgydysiu jų žemę. 2 Kronikų 7:14. 4 skyrius. Atrask krašto vietas, kurios atliepia tavo situaciją. Tam, kad su tikėjimu melstumeis dėl ko nors, ar tai būtų tavo kūno išgydymas, ar finansinis stebuklas, tau reikia žinoti Dievo valią. Tada gali gimti tikėjimas. Tam, kad atrastum Dievo valią, reikia skaityti Bibliją ir atrasti rašto vietas, kurios atliepia tavo situaciją. Pavyzdžiui, Jėzus sumokėjo kainą už mūsų atpirkimą ir mūsų išgydymą. 1 Petro laiškas 2:24 sako: Jo Jėzaus žaizdomis jūs buvote išgydyti, buvote yra būtasis laikas, o tai reiškia, kad mes esame išgydyti. Dievas apreikš save tau ir tavo liga išnyks, kai tik žodį atrasi, kad esi išgydytas. Ši rašto vieta atliepia tavo situaciją. Daug žmonių laukia, kad viešpats kada nors ateis ir išgydys juos. Jie bando įtikinti Dievą išgydyti juos. Kaina už išgydymą jau buvo sumokėta, bet tu turi atrasti rašto vietas, kurios atliepia tavo situaciją ir padaryti jas savo dalimi. Niekada neleisk joms pasitraukti nuo tavęs, kad ir kas beįvyktų. Jei nesielgsi taip, prakišai, gyvensi visą gyvenimą be pergalės. Tai gali kainuoti tau tavo paties gyvybę. Sakykim, mirei jaunas nuo ligos. Kai patekai į dangų, nuėjai bažnyčią ir išgirdai Jėzų pamokslaujant. Po susirinkimo tu prieini prie jo ir sakai: Jėzau, aš buvau pastoriaus žmona ar dar kas nors ir mano vyras bei aš mylime tave ir matėme tave išgydant daugybę žmonių. Bet Jėzau, kodėl tu neišgydei manęs? Bus liūdna mano draugė, kai Jėzus nusigręš nuo tavęs, parodys tau savo nugarą ir pasakys: Aš išgydžiau, kodėl to nepriėmei? Kodėl tu atidžiai ir ilgai nepažvelgiai į žaizdas mano nugaroje? Tu gali pasakyti: Na, Jėzau, nemačiau tavęs žemėje. O jis atsakys: Tu matei tą rašto vietą, kodėl nepriėmei to kaip tiesos? Jis sako, kad mano žaizdomis tu buvai išgydytas. Atkreipk dėmesį į Dievo žodį. Perskaitykime Patarlių 4:20-22. Mano sūnau, atkreipk dėmesį į mano žodžius. Palenk ausį mano pamokymams. Ten neatsitraukia jie nuo tavo akių. Saugok juos širdies gilumoje. Jie yra gyvybė tiems, kurie juos randa, ir sveikata visam jų kūnui. Labai atidžiai pažvelk į 20 eilutę. Mano sūnau. Dievas kalba tau. Kai jis sako sūnau, jis turi omenyje dukteryje taip pat. Mano sūnau, atkreip dėmesį į mano žodžius. Atkreip dėmesį į juos. Augdamas ūkyje turėjau išmokti kreipti dėmesį į įvairius dalykus. Jei nemelžtum karvių, jos užtruktų. Turėjai gerai pašert arklius, nes jiems reikėjo dirbti visą kitą dieną. Mano tėvas patikrindavo mane, kad būtų tikras, jog viską teisingai darau. Jei to nedarydavau, jis mane prigriebdavo. Turi kreipti dėmesį į įvairius dalykus, antraip jie tiesiog numirs. Tai taip pat tinka Biblijai. Dievas sako: Mano sūnau, atkreipk dėmesį į mano žodžius. Tai reiškia, kad tu esi pats asmeniškai atsakingas žinoti, kas yra Biblijoje. Liaukis važinėjęs po šalį, nudėvėdamas savo padangas, visą laiką ieškodamas, kad kažkas už tave pasimelstų. Tu niekada nesimeldi, tu negarbini Dievo, ar neskaitai Biblijos pakankamai. Štai kodėl tu visada nori, kad kažkas pasimelstų už tave. Toliau. Ateik pas Dievą asmeniškai. Gali manyti, kad tau reikia patekti pas konkretų žmogų, jog jis pasimelstų už tave. Tau nereikia nieko išskyrus viešpaties Jėzaus Kristaus. Štai ko reikia tau. Ir tai visa, ko reikia tau. Ateik pas Dievą asmeniškai. Nesenai pamokslavau maždaug 2000 žmonių Baltimorėje, Merilendo valstijoje.
Mokiau apie atėjimo pas Dievą asmeniškai svarbą ir jo gailestingumo prašymą. Kol aš kalbėjau, apie 200 žmonių pakilo ir nubėgo į priekį, krito ant savo kelių ir pradėjo šlovinti Dievą. Visoje salėje Dievas pradėjo gydyti juos. Viena moteris buvo atvežta į priekį neįgaliųjų vežimėlyje. Po to, kai Dievo jėga purtė ją maždaug 20 minučių, ji pakilo iš neįgaliųjų vežimėlio išgydyta. Aš nesimeldžiau už ją. Ji gavo iš Dievo asmeniškai. Jie atėjo pas Dievą ir parodė didelį nuoširdų dėkingumą už Jėzų kaip gydytoją. Ji priminė jam, kaip ji myli jį ir kaip ji žino, kad jis myli ją. Po to, kai Dievas purtė ją kaip medį, ji pakilo ir nuėjo. Jėzus pasakė Mato 11:28, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Tu privalai žiūrėti į rašto vietas, kurios atliepia tavo situaciją ir skelbti jas drąsiai Jėzaus vardu. Ateik prie Dievo sosto ir primink Dievui, ką jisai pasakė. Juk mes turime ne tokį vyriausiąjį kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, bet kaip ir mes visaip gundyta, tačiau nenusidėjusi. Todėl drąsiai artinkimės prie malonės sosto, kad gautume gailestingumą ir rastume malonę pagalbai reikiamų metu. Hebrajams 4:15-16. Primink man, bylinėkimės drauge, kalbėk, kad galėtum pasiteisinti. Izaijo 43:26. Skelbk rašto vietą asmeniškai savo ir šventoji dvasia būtinai įvykdys ją tau. Kai tu išpažįsti Jėzų geriausių verslininkų pasaulyje, pritrenkia, kiek daug pinigų jis uždirbs tau. Jis padės tau praturtėti be didelių pastangų. Jis parodys, kaip tai padaryti. Suteik Evangelijai pirmenybę, o visa kita bus tau pridėta. Mato 6:33. Įdiek žodį į savo širdį. Dar kart pažvelkime į patarlių 4:21. Ten neatsitraukia jie, Dievo žodžiai, nuo tavo akių. Saugok juos širdies gilumoje. Noriu, kad sužinotum, kaip svarbu tau žinoti Dievo valią, kaip svarbu tau neleisti Dievo žodžiui atsitraukti nuo tavo akių. Pergalė tau yra žodyje, ne kažkur kitur. Jei žodis bus įdiegtas tavo širdyje, jis išeis iš tavo burnos, nes iš širdies gausos kalba lūpos. Mato 12:34. Vėliau aš pabrėšiu teisingo išpažinimo svarbą, bet dabar tau reikia suvokti rašto vietų, kurios atliepia tavo situaciją, įdiegimo į tavo vidų svarbą. Gali pasakyti, kokių rašto vietų tau reikia pagal tai, ką velnias daro tavo gyvenime. Pavyzdžiui, jei nori gyventi laisvą nuo ligų, sumaišties ir kitų velnio puolimų gyvenimą, įsigilink į Naujojo testamento eilutes apie išgydymą. Kada nors savo paties kūno labui turėsi išmokti mintinai rašto vietas apie išgydymą. Tu gyveni kūne ir velnias nėra miręs. Ar nežinai, kad velnias ketina bandyti ir pulti tavo kūną? Tai nereiškia, kad jis sugebės kažką padaryti tau. Gali būt pakankamai stiprus jį nublokšti, bet velnias ketina bandyti pulti tavo kūną ir tavo žmonos ir vaikų kūnus. Turi suvokti tai tiesiai šviesiai. Velnias yra išprotėjęs ir negailestingas užpuolikas. Jis darys bet ką, kad nužudytų tavo šeimą ir nuvestų ją į pragarą. Jam tik viena galvoje, jis nori pakasti kiekvieną iš mūsų, nuo ryto iki vakaro, o po to visą naktį jis negailestingas žudikas. Jono 10:10. Jei nepastatysi velnio į jo vietą, turėsi problemų visą gyvenimą. Nors gali būti Biblijos mokytojas ar visame pasaulyje gerbiamas evangelistas, vis tiek gali susilaukti velnio sukeltų problemų. Jis bombarduos tavo protą ir bandys priversti tave daryti dalykus taip, kaip tu nori juos daryti, užuot darius juos taip, kaip Dievas sako rašte. Tai va, tokie reikaliukai. Gerai, skaitau toliau. 5 skyrius. Daryk, ką sako šventoji dvasia.
Todėl pakluskite Dievui, pasipriešinkite velniui ir jis bėgs nuo jūsų. Jokūbo 4:7. Pirma, pavesk save Dievui ir paklusk jam. Tada pasipriešink velniui ir jis bėgs nuo tavęs. Paklusti Dievui reiškia paklusti žodžiui. Pradžioje buvo žodis. Tas žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Jono 1:1. Dievas ir jo žodis yra neatskiriami. Leisk man priminti tau patarlių 4:21. Mano sūnau, atkreip dėmesį į mano žodžius. Palenk ausį mano pamokymams. Ten neatsitraukia jie nuo tavo akių. Tam, kad efektyviai pasipriešintum velniui, privalai būti visą laiką nukreipęs savo akis į pergalę. Kaip tai padaryti? Nukreipus savo akis į Dievo žodį, nes žodis yra instrukcijų, kaip pasiekti pergalę knyga. Jeigu nepaklusi Dievo žodžiui, nesugebėsi pasipriešinti velniui. Ir jeigu nepasipriešinsi velniui, tada visą likusį savo gyvenimą darysi tai, ką nori. Tada visą likusį savo gyvenimą darysi tai, ką tu nori. Tu nepaklusi Dievui. Oi, čia vertimas, tai nusišauko. Tai va, viskas, pavargau skaityti. Gana. Žodžiu, svarbiausia yra Dievą šlovinti ir garbinti. Pirmiausiai turim dėkoti Dievui. Tada maldoje jau galim melstis ir maldoje prašyti. Ir remkimės Dievo žodžiu. Susiraskim eilutes, kurios atliepia mūsų situaciją. Pavyzdžiui, jeigu sergi kažkokia liga, tai tiesiog yra daug rašto vietų, kurios stiprina ir atliepia situaciją. Tai labai svarbu nesitraukti nuo Dievo, nes tik jame yra išgelbėjimas iš tikrųjų. Nes puolimų būna gyvenime daug ir žiaurių. Ir jeigu neįsistversi į Dievą, tai gali pralaimėti. Svarbiausia yra įsistverti į Dievą. Čia yra 100% patikrinta jau. Ir nei kiek neabejot, svarbiausia neabejot. Nes abejonė, jinai viską išbalansuoja ir nieko nesigaus tada. Tu turi ant tiek įsistvert ir nieko nebijot. Tai va, tiek.